Taigi, va, po grunto nupurškimo išlindo smulkus tokie defektėliai, kai būna tos mikroporos kai kur, tai biskį prasišpakliavo. Kaip matot, čia buvo neligumas, reikėjo špakliuot, tai žodžiu reikės pralyginti, prašveitus bus matyt, galbūt dar reikės filerių pilt, arba gal tik tai grunto užteks. Čia irgi tokios mikrodobutės išlindo. Žodžiu, daugiau, sakykim, kaip ir viskas labai neblogai gavosi. Tikėjausi gal net biškai baisesnio rezultato, bet labai neblogai. Čia matosi kažkada patiokas buvęs. Nuo seno čia turbūt jau reikės prašveist, kad nesimatytų. Yra tokie smulkus neligumai, matosi įbrėžimas kažkoks tai. Yra, kad būtent gerai filerių užpūtus arba gruntų išlenda tos smulkmenos ir jos gerai matosi. Tokios vadobutės, pavyzdžiui, tai prasišpakliuoja ir praktiškai susišviečia su škurka kokiu 400 ar 600 ir jau kaip ir nebūtina pūst ar gruntų ar filerių, nėra būtinybės. Tai va, prasipūsim, teisingiau prasišveisim, pasižiūrėsim ir praktiškai šitos dalys jau bus beveik paruoštos kaip ir dažymui. Aišku, paskiau sekantis darbai ir taip toliau.